jeigu aš noriu artintis prie Dievo ir to pačiu sakau, bet man nereikia bažnyčios, ar ne? Tai aš dabar, įsivaizduokit, prieinu prie savo žmonos ir sakau, man labai patinka tavo akis. Aš noriu artintis prie tavo veido, bet visą kitą man nereikia. Tu nelysk prie manęs. Aš apsiženysiu su tavo veidu. Kažkaip tai įdomiai, ne? Įdomiai. Gerai. O kom tai susiję yra su bažnyčia? Atsiverskime. Gerai, koks tai yra klausimas? Jeigu aš noriu artintis prie Dievo ir galvoju, kad man užtenka klausyti pamokslo ir man užtenka skaityti Bibliją ir man nereikia tų visų sugedusių nusidėjėlių bažnyčiose, kurie tik tai trukdo man artintis prie Dievo su savo cirkais. Jie tai skraido, tai jie krenta, tai jie keikia, tai jie giria, jie gėda net tą ranką iškėlė ir ne ant to kelio priklaupė ir taip toliau, ne? Ir aš sakau, ką aš, šventas, nuoširdžiai sakau, tyras, Dievo vaikas, šalia tų padugnių turėčiau veikti. Ne? Neįmanoma yra. Neįmanoma yra. Kas neįmanoma? Gerai, taigi mes atsiverskime Kolosiečiams 2 skyrių. Kolosiečiam 2 skyrius, eilutė 18. Niekas te neatima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu. Jėzus Kristus yra bažnyčios galva, o bažnyčios žmonės yra jo kūno nariai. Ir dabar kažkas tai be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesijungdamas su galva. Kas būna, kai tu jungiasi su galva? Jinai tau pasako. Taip? Jin pasako, kas yra tiesa, o kas yra tavo kūniški samprotavimai. Jisai nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas, bažnyčios nariai, visos kūnas, sąnariais ir raiščiais, tai yra atskirais žmonėmis bažnyčioje, aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamų ūgių. Ar aš galiu augti Dievo teikiamų ūgių, nebūnant kūne, nebūnant vienybėje su kūnu? Ne, aš vadinuosi tada be pagrindo pasipūtę savo kūniškais samprotavimais. Štai kaip aš vadinuosi. Ir žmonės jie nemėgsta tai girdėti. Nes jeigu tu ateini pas Dievą ir tu galvoji, kad tenai turi viskas būti tobula, nes aš atėjau pas tobulą Dievą. Taip, galva yra tobula, bet kūnas. Kūnas išsipurvina kojos, išsipurvina rankos, ane? Jo, kūnui, žinot, kada kūnas yra tobulas? Kai jisai turi vienybę su galva. Teisingai? Jeigu, pavyzdžiui, tavo ranka nustoja klausyti galvos, jin pradeda trukdyti. Musikuoja visų. Atsijungia nervas kažkoks. Jin pradeda tau trukdyti.
Ir mes dabar turime bažnyčią, kurioje yra žmonės su savo nuomonėm. Ir vieno nuomonė yra kitokia negu galvos, kita dar kitokia negu galvos. Ir mes sakom, ką, ir aš tenai dar irgi, jo, aš irgi tenai. Man netinka. Gerai, kas tau netinka? Ar tau netinka, kad kažkas tai šalia tavęs yra netobulas? Ar tau tai netinka? Ar tau netinka, kad Dievas, kuris yra tavo galva, tave įskiepijo į šitą kūną ir tau reikia paklusti dabar? Dievas pasakė, aš įskiepiju tave į savo organizmą. Tau patinka tai ar ne? Aš įskiepiju tave. Ir jeigu tu nebūsi mano organizmo dalis, tu neauksi su visu organizmu. Kas nutinka rankai, kurie nupjoviai ir leidai įeiti, kuri nori? Nu, toli nenuoja. Vienintelis veikėjas, kuris toli nueina, tai gaidys be galvos. Žinote, ne? Nukirti galvą ir bėga. Bet irgi yra atstumas atitinkama. Kol atsitrenki ką nors. Viskas, tu toli negali nubėgti be galvos. Ir todėl žmogus, kuris galvoja, kad jis gali be bažnyčios, gerai, aš norėčiau, kad tai nenueitų į religiją. Religija reiškia vykdyk programą, kad Dievui patiktum. Ne, bažnyčia nėra programa, kurią tu turi lankyti, kad Dievui patiktum. Jokiais būdais. Bažnyčia yra ta vieta, kurioje aš galiu turėti šeimą bendraminčių, kurie eina tą pačią linkme, norėdami gyventi galvos akivaizdoje. O Dieve, ką tu pasakysi? Ir jie nori gyventi galvos akivaizdoje. Ir jeigu aš nesu bendruomeniai, aš neturiu daug dalykų. Vienas iš jų, niekas manęs neprižiūri, ar aš einu šoną. Jeigu aš einu šoną vienas pats, man atrodo, kad aš einu tiesiai. Bet jeigu šalia kažkas būtų, jis klaustų, ar tu eini šoną? Aš galvoju, rimtai, gal aš einu šoną? Bet jeigu nėra šalia nieko, ar ne? Gerai, atsiverskime mes Psalmę 91. Ir pakalbėkime mes apie tai, kas bažnyčioje, tai yra Kristaus kūne, kur yra galva Kristus, o mes esame nariai, kas tenai turi tekėti venomis, kas yra kraujas, kuris teka mūsų venomis. Nes kiekvienas kūnas yra gyvas tol, kol jo vietoje, ne, kuris yra kraujas tekantis. Jeigu kraujas nustoja tekti, kas būna? Tekėti. Tai yra. Kas būna? Jisai uždusta, ne? Jis nebegauna daug, jis nebegauna maisto, negauna degonės, jisai uždusta ir jį tada amputuoja. Ir kas yra kiekvieno iš mūsų? Mes esam didelio Kristaus kūno dalis. Kiekvieno iš mūsų, kas viduje turi tekėti, kad mes nebūtumėm tie, kurie uždus ir būsim amputuoti. Amputuoti tai nereiškia, kad Dievas išmes mus iš to, kad mes nebesam jo vaikai. Ne, tiesiog mes būsime nusilpę, užmiršime apie Dievo meilę, dings iš mūsų džiaugsmas, dings iš mūsų laisvė, atsiras baimė, kad gal iš tikrųjų mums neatleido, nes mes nebegirdim apie tai. Tai mes nusilpsime, mes būsime kaip jausimės tarp savų kaip svetimi, kaip tas pirštas, jį užriškite čia ir per laiką jisai bus niekam nereikalingas, rankai nereikalingas, jisai uždus, ar ne? Bet jis vis dar ten. Bet jisai uždus. Gerai, Psalmė 91. Eilutė 7. Tavo pašonėje kris 1000 ir 10 000 tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą. Čia sako, kad žmonės bažnyčioje, jie iš tikrųjų gali mirti ir kristi. Tavo pašonėje kris 1000
ir 10 000. Ir tai bus tavo dešinėje ir tu tai regėsi. Kodėl jie kris? Kokia yra priežastis? Kodėl amputavo pirštą? Kodėl jis nebegyvas? Pirma eilutė. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje. Čia yra pirmas punktas. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje. Jeigu mums sako, ar tu gyveni aukščiausiojo globoje, ir aš sakau, palauk, Dievas mane nupirko iš tamsos karalystės, aš dabar esu jo vaikas, jis pažadėjo manim rūpintis, aš esu jo globoje. Taip, aš esu jo globoje. Bet antras dalykas yra, visagalio šešėlyje pasilieka. Aha, o kas čia dabar? O kas čia yra? Kas yra visagalio šešėlis, kuriame aš pasilieku, o kas tas šešėlis? Žiūrėkite, eilutė 4. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Aha, šešėlis, ar ne? Po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Štai kas yra jo šešėlis. Didysis skydas ir didysis šarvas, tas šešėlis yra jo tiesa. Kitaip sakant, Dievas, jisai nusprendė, jisai yra galva, jis nusprendė mokinti savo kūno narius. Ir tai yra kraujas, kuris turi tekėti per mus. Tai yra jo mokymas. Ir jeigu jo mokymą mes pro vieną ausį išgirdom, pro kitą išleidom laukan, ne? Arba mes abejonę jungiam ir nuleidom į unitazą. Gerai, kur tai dingo? Aš nepasilieku jo šešėlėje. Ar Dievas nustoja globoti mane? Ne, jis nenustoja mane mokinti. Bet aš sakau, žinai, čia sekmadienį mes apie tai girdim. Su gyvenimu tai nesusiję. Ir mes nepasiliekame jo šešėlėje. Tas kraujas, kuris eina nuo galvos per visą kūną, jisai nedaina iki manęs, tiksliau sakant, daina, o aš sakau, nereikia. Ir tada aš nepasilieku jo mokyme. Ir tada aš mirštu. Gerai, pavyzdžiui, jeigu tu, tarkim, Biblija mokina apie finansus, ar ne? Bet tu sakai, koks skirtumas? Aš gaunu algą, aš užmokau mokesčius, ko jūs prie manęs lendat? Ne? Bet Biblija mokina apie finansus. Ir kada tu sakai, nesimokysi apie finansus, bet jis mokina, tada kas nutinka, jisai tave globoja, bet tu nepasilieki jo šešėlėje. Ir tada jisai tau sako, aš tau galiu išmokinti, kas yra verta pirkti, kas neverta pirkti. Ne, nenoriu. Ir tada tu sakai, kur dingsta pinigai. Prisipirkai, ko nereikėjo, ar ne? Ir tada ateina pas tave nerimas, gal jų neužteks tų pinigų. Paskui ateina baimė, kad vdruk kas nors suges, nes aš neturiu pinigų. Ir paskui ateina, Dieve, kodėl tu man neduodi pinigų, ar ne? Suprantat, žmonės žūsta, nes jie nesimoko to, ką Dievas mokina. Ir jie paskui kaltina Dievą. Patarlių knygai parašyta, kad žmogus pats nuklysta, bet dėl visko kaltina, jo širdis kaltina Dievą. Gerai, jeigu, pavyzdžiui, jisai mokina apie atleidimą, o man neįdomu apie atleidimą. Ką? Tai tegu ten tie, kurie mane sužeidė, tegu jie apie atleidimą išmoksta. Atsiprašyti tegu ateina, tegu dar ką nors padaro. Ir aš nenoriu mokintis, bet Dievas, jisai globoja mane, jisai mokina mane. Tik tai aš nepasilieku jo šešėlėje. Ir tada kas nutinka? Aš gyvenu kame? Mano galvoje yra chaosas, mano galvoje neatleidimas, mano galvoje yra kerštas, mano galvoje yra įsižeidimai, blokados, sienos. Ir galiausiai aš esu vienas iš tų, kur jūsų akise aš žūstu. Ir man reikia pasilikti jo šešėlį. Kaip man pasilikti jo šešėlį? Žiūrėkite, antra eilutė. Perskaitom pirmą. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje.
visagalio šešėlėje pasilieka, sako viešpačiui, tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu. Jisai priima viską, kaip už gryną pinigą, ir kai mes šiandien skaitėme Psalmę 73, 25 eilutę, ką aš turiu šioje žemėje be tavęs ir danguje, aš ieškau tik tai tavęs, ne? Tu esi vienintelis, ko man reikia. Ir tada viskas, ką tu pasakai, man yra taip svarbu. Aš jums galiu vieną istoriją papasakoti. Čia tikrai istorija yra apie tos laikus, kai Sovietų sąjunga persekiodavo bažnyčias. Ir jeigu kažkur atrasdavo Bibliją, sudegindavo Bibliją ir tave patį. Seni laikai čia, man neatsimenu, kada čia buvo. Ir tenai buvo labai daug, kur būdavo ateina Sovietų sąjungos tie ar kariuomenė, ar policija, milicija tais laikais. Ir jie paima, uždaro bažnyčios duris ir sako, kas dabar nori išeiti, visi to eis po vieną iš bažnyčios. Ne bet kada ateina, sekmadienį, ne, kai vyksta susirinkimai. Nesvarbu, kokia bažnyčia. Gerai. Ir dabar visi išeis iš bažnyčios po vieną ir įvyks paprastas dalykas. Vienas kareivis laiko Bibliją rankose ir dabar tu išeini iš bažnyčios ir jeigu tu spjauni ant Biblijos, tu eini laisvas. Bet jeigu nespjausim Biblijos, mes čia nušausim tai. Ir žmonėm duota dabar pamastyti. Ir jie bažnyčiai galvoja. Čia tikrai istorija. Vienas galvoja, kaip aš dabar spjausim Biblijos. Išsižadė Dievą. Kaip aš spjausim Bibliją. Bet jeigu aš nespjausim Biblijos, jie mane nušaus, o ašgi turiu vaikus. Kas juos maitins? Reikia man spjauti ant Biblijos. Jie svarsto savo širdyje, ne? Ką daryti. Kitas galvoja, gerai, aš negaliu spjauti ant Biblijos, bet jeigu aš nespjausiu ant Biblijos, mano tėvai, jie skausmo patirs, kad aš toksai, religinis maniakas, ką tu spjausi ant Biblijos? Spjauk ir viskas, Aš nenoriu jiems skausmo suteikti. Ir taip mąsto kiekvienas iš jų. Ir tada atėjo laikas, dar vienas veikėjas sako, žinai ką, mums Dievas davė išmintį. Mums nereikia taip, aš žinau, kaip darysiu. Jie nori, kad aš spjaučiau Bibliją. Ne, aš jais prašarti padarysiu. Jie nesupras, aš čia iš širdies, gudrus, Dievas davė išmintį. Tokį padarysiu. Jie galvoja, kad spėjau, bet iš tikrųjų nespėjau. Ja. Ir ateina laikas, kada jau reikia eiti. Ir pirmas žmogus keliauja ir jisai sako, aš turiu spjauti, nes man reikia vaikus užauginti. Jis spjovė ant Biblijos. Jį praleidai, viskas gali eiti. Kitas keliauja. Aš negaliu, mano mama, mano tėtis, taip toliau. Ir jis spjovė ant Biblijos. Jis spjovė ant Biblijos, bet turi spjauti iš tikrųjų. Ir ėjo tas trečias, tas gudruolis, ne? Jį stebi. Ne, spjauk. Ir jisai suprato, kad jisai neapgaus nieko, jis turėjo spjauti iš tikrųjų. Jisai spjovė iš tikrųjų. Ir tada ėjo mergina, kuriai maždaug tam 15-16 metų. Ir jinai priėjo prie tos Biblijos. Ir jinai atsiklaupė ant kelio. Ir jinai sako, čia yra to, kuris mane myli visą širdimi, laiškas man. Ir ar aš galėčiau spjauti ant to laiško, kai aš žinau, kad jisai visą širdimi mane myli. Ir jinai atsiklaupė ant kelio ir jinai nulaižė tai, kas buvo prispjaudyta ant Bibliją. Ir ją nušovė. Ir dabar klausimas yra, ar aš spjaunu ant Biblijos. Ir mes dabar čia gyvendami, mes nepatiriam tokios situacijos, bet pasaulyje patiria. Į Kinijoje patiria. Ne? Mes žinome, kur patiria. Ir musulmonų šalyse patiria. Gerai, ir jie patiria visą tai, bet ar aš patiriu?
Ir atsakymas yra taip, ir aš patiriu. Nes kiekvieną dieną Dievas man kažką tai kalba. Ir jisai sako, ar tu turi be manęs dar ką nors, kas būtų aukščiau už mane? Ir aš sakau, bet mano vaikui pakaituką reikia miegoti. Aš negaliu eiti į bažnyčią, mano vaikutis pakaituką jam reikia miegoti. Ir Dievas sako, kas yra didesnis? Ar tavo vaikas, kuriam pakaituką miegoja? Ar aš? Ir aš sakau, bet jeigu jis neišmiegojęs, jis paskui rėkia. Ir neduoda mums ramiai gyventi, jis rėkia, mes negalime neduoti pakaituką miegoti. Ir mes pjaunam ant Biblijos. Ir daugybę klausimų, kur mes pjaunam ant Biblijos. Ir mums sako, Dievas sako, gerai, tave įžeidė, tave palėtė tavo vidų, tu dabar piktas, ane? Ir, tai tu ką dabar darysi, ar tu laikysi viduje įsižeidimą, ar tu atleisi? Ir aš sakau, bet jis pirmas pradėjo. Ir aš spjaunu ant Biblijos. Nes Biblijai sako, atleisk. Ir tau bus atleista. Ir aš spjaunu ant Biblijos. Ir mes spjaunam ant Biblijos dažnai. Ir kas teka mūsų venomis? Ir kieno šešėlyje mes pasiliekame? Ir dar sykį skaitome, antrą eilutę. Jisai sako viešpačiui, tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kurio pasitikiu. Aš turiu 6 vaikus. Nei vienas iš tų vaikų nesustabdė mūsų dėl to, kad jie pakaituko miegoti. Jeigu mes turim kažkur važiuoti, tai miegosi mašinų, miegosi svečiuose, miegosi bažnyčiai. Jeigu tu nori miegoti, tu miegosi. Bet mes važiuosime, o tu paskui mus, aišku. Nes yra prioritetai. Ir nėra kitų dievų, tik jisai vienas. Ir jeigu jisai tave veda, misija yra kažkokia, tai vaikai yra tie, kurie prisijungia prie tavęs, o ne tu prisijungi prie vaikų. Ir čia sako, kad tu pasidary mane viešpačiu. Žiūrėkite, eilutė 14. Dievas sako, kadangi jis pamilo mane, aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta. Mūsų viduje, kas mūsų viduje gyvena? Nes jeigu mes iš Dievo įsileidome tai, kas mūsų apsaugos, tai Dievas mūsų ir apsaugos. Ar mes įsileidome savo širdį Biblijos eilutę, kuri gali mūsų apsaugoti, tai žinokite, ateis laikas, kai jinai mūsų ir apsaugos. Paskaitykime toliau 3 eilutę. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos ir pražudingo maro. Žinot, kas yra maras šiais laikais? Maras šiais laikais yra turėti telefoną, kuris turi tiek daug informacijos, kad tu nieko nebepavalgai. Tu skaitai valandas ir nieko nebeperskaitai, nes tai buvo per daug, tai buvo maras. Maras yra kada Dievas sako, jūs sakote, kad jums trūksta mėsos, toj putpelėm pradės snigti. Ir pradėjo putpelėm snigti ir jie valgė tos mėsos tiek, kad susirgo ir numirė. Suprantat, buvo per daug, tai buvo maras. Ir mes turime Biblijos eilučių. Ir ten kokie planas perskaityti per metus. Ir ten, žiūrėk, yra geras tenai saitas, kuris pastoviai siunčia man tas eilutes. Ir ten audio, ne? Ir ten pamokslai prie pusryčių taip pat. Jų yra tiek daug, suprantat? Jų yra tiek daug. Ir galiausiai gale dienos, apie ką viskas buvo. Ir tu supranti, kad apie nieką nebuvo. Tuščia. Ir pasimti vieną Biblijos eilutę, kad ir prie pusryčio, ne? Pasimti vieną Biblijos eilutę ir visą dieną mąstyti apie ją. Kai laiko yra, į tarpą, ne? Nueini į tualetą ir apie ką mąstai? Žiūri Facebooką? Ne, apie tą eilutę. Ir tu mąstai apie ją.
nes tu nori ją suvalgyti, nes vieną dieną jinai, būdama tavo kraujotakoje, jinai tave apsaugos. Tada, kai bus maras, jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Tau nereikės bijoti nakties baisumų, nei strėlių švilpiančių dieną. Nebaugins tavęs patamsyje slankijos maras, nei vidudienį siaučiantis sunaikinimas. Tavo pašonėje kris 1000 ir 10 000 tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlio atlyginimą, nes tu pasidarei viešpatį savo priebėgą, aukščiausiai savo buveinę. Vau. Nes tu pasidarei viešpatį savo priebėgą ir aukščiausiai savo buveinę. Tau neatsitiks nieko pikto ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visose keliuose. Ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį. Kaip angelai nešios tave ant rankų, žinote? Atsimenate, kad Jėzui šėtonas šitą eilutę skaitė? Mato 4 skyriuje. Ir sako, krisk nuo šventyklos, juk parašyta, kad angelai pagaus tave. Bet kontekstas koks yra? Kontekstas yra mąstyk su Dievu. Ir jeigu netyčia nukrisi, tu žinosi, kaip mąstyti. Tu nukrisi, tu susižeisi, tau kažkas nutiks, tu žinosi, kaip mąstyti su Dievu. O ne šokinėsiu ir kai nušoksiu, nepagavai, žinai, tu ten kaltas esi. Ir ką Jėzus pasakė? Negundik viešpatį savo Dievo. Dievas negaudys tave tavo kvailystėje. Dievas saugos tave savo žodžiais. Psalmė 107:20 sako, jis siuntė savo žodį ir išgydė juos. Nes jo žodis teka venomis ir jisai gydomus. Taigi, koks buvo klausimas, kas nors atsimena? Ar man reikia eiti į bažnyčią? Tai gerai, ar man reikia, kad mano venomis tekėtų Dievo žodis, kuris saugos mane, kuris gydys mane, kuris maitins mane, kuris saugos mane? Ar man reikia, kad tekėtų mano venomis? Jeigu nereikia, kaip mes skaitėme, jisai paskendęs savo samprotavimais ir atsijungęs nuo galvos. Jisai įsivaizduoja, kad jisai artinas prie Dievo, bet jis atsijungęs nuo galvos ir jisai neauga savo ūgiu. Savo kaip Dievas suteikia augti. Jeigu paimti ir trumpai sudėjus į vieną sakinį, tai būtų psalmė 119:92. Jei tavo įstatymų nesigėrėčiau, senai būčiau žuvęs. O jo įstatymė pasakyta, neapleisk savų susirinkimų. Tu esi įskiepytas į vieną kepalą. Vieno donos kepalo dalis esi, kartu su visais kitais. Ir tu tenai ne šiaip įskiepytas, tu negali atrasti, kuris seklikė esi tu. Nes jūs esat vienas kepalas. Ir tas kepalas turi skirtingas dovanas. Ir visi krūva suėję, jie atstovauja šventąją dvasią, kuri pripildo kiekvieną iš jūsų. Tai yra tiek daug eilučių. Ir jeigu aš geriuosi, viešpatie, jeigu aš geriuosi tavo eilutėmis, kurios sako, kad tu esi ypatingo organizmo dalis, tai aš noriu tame būti. Ar ne? Aš noriu tame būti. Atsiverskim dar 1 Petro 2 skyrius į 5 eilutę.
ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų, ir kas tiki jį, nebus sugėdintas. Tad jums, kurie tikite jį, jis yra brangus. O nepaklūstantiems, tas statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. Yra kertinis akmuo, ant kurio viskas statosi, ir tai yra Jėzus Kristus. Ir mes esam brangus akmenis. Statydinkimės save ant to kertinio akmens į nuostabius namus. Ir tie, kas atmeta tą kertinį akmenį, jie suklumpa, neklausydami žodžio, ir tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skeltumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą, seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradė gailestingumą, dabar jį suradė. Ja. Mes esame ypatingi žmonės, mes esame ypatingi rinktiniai akmenys ant to kertinio. Ir mes esame vienas organizmas. Ir čia yra daug iliustracijų. Vienoje vietoje jisai galva, mes kūnas, kitoje vietoje jisai pamatas, mes statinys, ne? Bet mes negalim kitaip. Taip Dievas sukūrė viską.